Labas vakaras visiems. Gal ir ne vakarą žiūrėsit įrašą, gal dieną arba rytą, bet aš įrašinėjau vakarą. Šiandien po dienos visų darbų, tai jau truputį ir matas, kad pavargus. Bet šiandien turėjau tokią tikrai įtemptą dieną ir daug darbelių buvo nuveikta, ne? Tai ir džiaugiuosi, ir tuo pačiu visai nieko gero, todėl kad nemažai kleimų šiandien pradėjom. Dėja, bet gyvenims kartais nutinka, ne? Ir ačiū Dievui, kad draudimai buvo vietoje ir galim padaryti kleimus. Nieko labai rimto, nieko labai kažko, kas labai stipriai paveiktų gyvenimą, ne? Tai kas koja išsisuko, kam ranka lūžo, yra kam dėja reikia operacijas, bet vėlgi nieko labai baisiai, tik tais akmenys tulžiai, jeigu neklystu. Ir turės biuletenius, tai darom kleimus, ne? Ir šiandien teko nemažai bendrauti su žmonėm būtent kleimų tema. Ir galvoju, padarysiu truputį įrašą, kad pašnekėti apie tai ir kaip tie kleimai vyksta, ne, būtent pajamų draudime. Neliesiu dabar kitų gyvybės, neliesiu kritinių ligų, bet būtent pajamų draudimą turint, ne, tai ką reiktų žinoti. Svarbiausia, tai iš tikrųjų tam, kad pradėt kleimą, tai reiktų jį pradėti kuo greičiau, kai tik tai žinot, kad jau turit biuletenį ir esat nedarbingi, ne, jau buvot pas daktarą, išrašė tą signautą vadinamą, ne, tai iš karto tada arba skambinat man, arba skambinate savo draudimą, ar pranešat jiems online, yra formos dažniausiai visas kompanijas praktiškai turi, ne, kad sergat ir negali dirbti. Tada reikia susiruošti visą krūvelę dokumentų. Deja, bet juos reikės užpildyti ir šiaip savo mes nepraeisime. Ne? Tai faktas tai, kad jau draudimas tada atsiunč claim formą, ne, kurią reikia užpildyti. Taip pat paprašo, dažniausiai yra, kurios kompanijos paprašo ten tik tais, važiuoju, 3 paskutinių payslipų, bet dažniausiai tai būna 3 paskutinių mėnesių payslipai. Kai kurios kompanijos paprašo taip pat ir P60, ne? Tai va tie dokumentai, ką mes turim susirinkti. Jeigu dar žmogus neturi payslipą su parodytų, kad kompanija mok tik tais SSP, tą jau valstybinį biuletenį, ne? Jeigu to payslipą nėra, o kleimą jau dabar norim pradėti, ne? Tai tada reiktų darbo sutarties, kur yra pasakoma, kad mokės tik tai SSP arba mokės kažkokią tai dalį atlyginimo, ten, sakykime, 80% arba 100% atlyginimo kažkiek tai laiko, ne? Bet mūsų atveju tai čia aplinkui dažniausiai būna, kad darbdaviai nieko kito nemok, tik tais SSP, tai jau tas valstybinis biuletenis, kurį mok per darbdavį, ne? Ir kuris labai mažiuks iš tikrųjų, realiai net tie 99 arba, kaip rašo oficialiai 109, bet mažai kas jos gauna, ne, tai realiai nepadeng net nuomos. Jau nebešneku apie nuomą arba mortgage'ų, nebešneku apie pragyvenimą, apie maistą, apie bilus, apie reikalingus buičiai dalykus, vaikų išlaikymą ir visą kitą, nu kaip už 100 svarų per savaitę, nu čia kosmosas, nu bet vienu žodžiu. Tai va, tai pagrindiniai tie dokumentai payslipai, P60, jeigu paskutinė payslipą su SSP nurodymu, kiek mokama yra, nėra, tai tada reikia ir darbo sutarties, ne, ir aišku, už jau draudims, kai tik tais pasakom, kad žmogus nedirb, tada draudims atsiunč claim formą. Tai vat ją užpildyti reikia. Žiūrint koks draudims, iš tikrųjų žiūrint kokią kompaniją, kartais tenka pačiam klientui nunešti atspausdintą formą į polikliniką, kad poliklinika užpildytų duomenis ir išsiųstų draudimui. O kartais, žiūrint, kuria kompanija, jie patys tą padaro, ne, ir tada žmogui nereikia. Bet tai čia nėra didelė tragedija. Dažniausiai aš padedu tą dokumentą atspausdinti ir tiesiog paduodu, kad pats klientas nuneštų, aišku, jeigu jis gali, būna, kad aš kartais nunešu. Bet ne visą laiką aš suspėju, ne.
Ir taip, aš su kleimais padedu savo klientam visiems, tik tais iš karto perspėju. Kai aš esu įtraukta į kleimą, ne, tai gaunas taip, kad einam trikampiu, ne, eina klientas, aš ir draudimas. Ir informacija vaikšto tada per 3 vietas. Klientas, aš ir draudimas, ne, ir va šitaip eina ratuko. Draudimas kažką parašo man, tada aš perdodu klientui. Klientas vėl man, aš draudimui. Kartais būna, kad draudimas išsiunč klientui kažką, ne? Tai tada jau mes kontaktuojamės. Tai įvairiai būna, ne? Bet kokiu atveju tokiu trikampiuku viskas vaikšto. Bet jeigu anglų kalba gera pas jūs, jeigu jūs turit šalia kalbantį angliškai, nesakykime, paauglys vaiks, antra pusė, kažkas, draugai, pažįstami, kas šalia gyvena labai, ne, ir, sakykime, puikiai angliškai šneka. Tai nebūtina į mane kreiptis, jūs pilną teisę, jūs pilnus dokumentus turit, kur padaryti kleimą, kaip jį padaryti. Kartais būna, kad tik manęs paklaus, kaip jį padaryti, aš pasakau ir jie toliau patys, ne, klientai, tai jūs tą galite patys kleimą darytis, manęs nebūtina tenais, ne. Ir tada tikrai būna greičiau, kai patys darotės, todėl kad tada jau eina tiesiogiai, ne, klientas ir draudimas. To trečio asmens trikampiuką jau nebelieka, ne, eina tada draudimas ir klientas, ne, tiesi linija, ne, nebe trikampiuko. Bet iš savo pusės laikas stengiuosi kuo greičiau, kuo paprasčiau ir faktas tada ir man lengviau, todėl kad ir aš kuo greičiau atsikratau darbo ir klientui patogiau, todėl kad aš stengiuosi kuo greičiau viską sutvarkyti ir padaryti, ne. Šiaip iš tikrųjų į mano kaip draudimų patarėjas, draudimo advisorės darbą šitas reikalas neįeina. Kleimo aš nereiktų man daryti, ta prasme, neprivalau aš jų daryti, nesakykim taip. Už tai aš negaunu jokį atlyginimą, už tai man nieks nemoka ir tai darau tik tais dėl jūsų, tik tais todėl, kad jūs mano klientai ir nepalieku jūsų šiaip savo ir kapanokitės patys kaip norite, ne. Su kleimais aš padedu, tvarkomės, kažkaip žiūrimės, tik tais tiek atsakau, kai nenori, įsivel trečias asmuo, tai esat jūs, aš ir draudimas, vaikšto viskas trikampio, ne, tada nebetiesia linija. Bet kokiu atveju pagalba yra pagalba ir jeigu jos reikia, tai reikia, ne? Tai va, tai padaryti pajamų draudimą kleimą nėra sudėtinga, viskas ten paprasta, sakau. Užregistruojam faktą, kad sergam, iš draudimą gaunam užpildyti formą, išsiunčiam payslipus 3 paskutinių mėnesių, po 60 dažniausiai. Ir tada arba mes klientas nuneš į polikliniką prašymą užpildyti formą, arba pats draudimas išsiunčia jiems tokį dalyką, ne, ir viskas, ir suėjus visą informaciją į krūvelę, jie išmok pinigėlius. Ir vėlgi priklauso nuo draudimą, kaip moka, ne, yra draudimai, kurie moka, pavyzdžiui, per mėnesį 2 kartus. Pirmo mėnesio dienom ir maždaug mėnesio viduryje, maždaug 15 pervė, tai per 3 darbo dienas apdorojams yra mokėjams, tai maždaug 17-18 klientas gauna pinigus. Yra kas moka savaitę. Yra opcija kai kuriuose draudimuose, kad tu gali pasirinkti, kad tą mokėtų kas mėnesį, pavyzdžiui, ne, draudimą išmoką. Tai įvairiai ir čia jau priklauso nuo to, kokia kompanija pas jumis yra, būtent pajamų draudime, ne. Tai visą laiką pildant formą, pildant dokumentus, laiką pažymim, arba jau kai gaun klientas iš draudimo informaciją, kad claims yra priimts, ir tada būm pasakyta, kokiom dienom bus mokami pinigėliai, ne. Tai įvairiai, tai priklauso iš tikrųjų realiai nuo turimos kompanijos, ne. Vėlgi, kiek ilgai mokės už tą biuletenę, ne, tai negaliu sakyti, kad iki tiek, kiek sirgsit ir belė kiek, ne, taip nebus, ne. Yra terminai, vėlgi priklauso nuo to, kokį jūs draudimą turit. Jūs turit, kad jūs galite sirgti 1 metus, 2 metus, 5 metus arba iki pensinio amžiaus, tada jau praktiškai belė kiek, ne. Bet šiaip dažniausiai tai būna metų arba 2. Tai reiškia, kad su viena liga nenutrūkstamai jūs galite sirgti, pavyzdžiui, 2 metus. Ne? Ir 2 metus draudimas mokės jau tą apdraustą sumą po tų 2 metų. Deja, jie nustoja mokėti ir tada arba
žmogui tenka išeiti darbą, jeigu jis gali išeiti, arba jau kiti visokie reikalai prasideda, ne, ilgos sirgimo išmokas ir panašiai. Bet jau draudimus nustoja mokėti. Tai va kodėl kartais verta palyginti kainas, ne, darant draudimą, pavyzdžiui, ar metų, ar 2 sirgimo laikotarpis, kad bet kiek ilgai sirgti, ar 2 ar 5, palyginti kokią tą kainą, kiek skirtums yra, ne. Aš turiu netgi tokių klientų, su kuriais mes palyginom, pavyzdžiui, 2 metų sirgimą laikotarpį, kad va tiek mokėtų, kad 2 metus mokėtų, ir palyginom su tuo, kad jeigu iki pensinio amžiaus, ir skirtums buvo vos 3-4 svarai, tai per mėnesį 3-4 svarai tikrai negroja didelę žaidimą, ne, ir faktas tada taip mes pasirinkom, kad būtų praktiškai neterminuotai, ne, ir tada jau net šnekam apie invalidumus ir panašius dalykus. Tai yra apie ką šnekėti, kai darom pajamų draudimą. Tai kitam įraše truputį gal daugiau paliesiu, nes, manau, nelabai dar kalbėjau būtent apie pajamų draudimą, arba dar nedaug apie jį kalbėjau, ne, nes tai vienas populiariausių ir dėja daugiausiai kleimų turintis draudims, bet jeigu jūs teisingai padaryts, jeigu viskas ok, viskas tvarkoj buvo, ir žinom, kokiom sąlygom yra žmogus apdraus, tai kaip ir jokių problemų išmokėjime nėra. Svarbiausia tik tais, kad būtų viskas teisingai padaryta ir tiek. Tai va, gerai, viską, šiandien pasidalinau, sakau, šiandien tokia ta dienelė buvo, kai, atrodo, paskui net pati jaudi, kaip skaudant tą koją. Bet savo ligoniukam linkiu greičiau sveikt, viskas bus gerai, ir visiems kitiems linkiu nesirgti ir niekur nekristi ir niekur nesusižaloti. Saugokit savi ir būkit saugus. Viskas. Gerą vakariuką ir iki.